Sveiki, tai pristatome Jums Rotakę smūginį akumuliaterinį veržliasakį. Šitame video pristatysime T2 modelį, vieną tokių populiariausių, kuris tinka darbui būtent su ratais, toks didesnis, nes dar turim mažesnių T1 modelį ir T3 dar didesnį. Bet šitas yra toks optimaliausias pagal savo svorį, kainą ir galingumą. Tai pradėsim nuo galingumo, tai maksimalus atsukimas 1180 Nm, o užsukimas maksimalus 900 Nm. Komplektai tai turime mes patį veržliasakį, turime du akumuliatorius, kiekvienas akumuliatorius yra 4 Ah ir turi 20 V įtampą. Plius, aišku, pakrovėjas ir instrukcija ir tokiame solidžiame lagamine. Tai va. Pats veržliasakis, apie patį veržliasakį. Tai, kaip ir minėjau, turi maksimalų atsukimą ir 4 pozicijas darbui. Tai pirmas, antras, trečias užsukimas ir automatinis užsukimas, kai veržliasakis sustoja, pajutus, kad jau yra pasiektas užveržimo momentas. Turi LED apšvietimą, aišku, be šepetelinį variklį, tai puikų, gražą tokį tikrai tvirtą ir solidų korpusą. Kainos tikrai labai įdomios yra, galite pasižiūrėti mūsų svetainį www.bartora.lt. Na, o veikime tai, kaip ir minėjau, turim mes 3 pozicijos užsukimui, tai pasirinksim dabar antrą poziciją. Užsuksime ir maksimalų poziciją turim atsukimui iš karto. Taigi, ratams daiktas tikrai labai patogus, nei per sunkus, nei per lengvas, nei per silpnas, nei per galingas. Iš tikrųjų to, ko reikia, labai daug mūsų klientų būtent pasirenka darbui su ratais, bet aišku ir dirba ir su pakaba, prie variklių ir prie kėbulo darbų ir panašiai. Įdomu tai, kad Rotakė serija šita, tai akumuliatoriai tinka mūsų tiek Makita įrankiams, tiek nuo Makita įrankių tinka Rotakė. Taigi pastatom ir dirba lygiai taip pat. Tai va, tai būtų tiek. Modelis T2, užeikit www.bartora.lt, surinkit T2 modelį ir rasit. Ačiū.